Viešoji įstaiga Meda Project nuo 2010 metų vykdo tęstinį socialinį neformalaus ugdymo projektą Ebrų menas – tapymas ant vandens. Skirtingo amžiaus grupių žmonėms visoje Lietuvoje. Šis projektas įgyvendinamas ir Jonavos pradinėje mokykloje nuo praeitų metų spalio mėnesio. Šis projektas sukurtas humaniško metodo pagrindu, kuris papildo laisvai pasirenkamojo užklasinio ugdymo modelį valstybinėse švietimo įstaigose. Mokiniai, studentai, tėveliai ir net seneliai entuziastingai pasirenka įgyvendinamą meno terapijos programą, tokiu būdu bendromis pastangomis prisidedama prie kokybiško asmens lavinimo bei šeimos gerovės. Projekto metodika sudaryta remiantis daugiau nei 900 metų gyvuojančią Ebrų meno tapymo ant vandens techniką. Jos išskirtinumas išryškėja, kuomet vienu metu apjungiamos iki šiol ugdymo procese tik dalinai naudojamos terapinės priemonės – spalva, judesys, garsas, kurias papildydamas sustiprina kvapas ir vanduo. Tapymo ant vandens technika palengvina ugdymo, informacijos įsisavinimo ir bendravimo procesus, padeda susikoncentruoti, išryškinti asmens teigiamas charakterio savybės, gabumus, veiklų dėka lengviau įveikiamos neigiamos emocijos. Ši metodika prisidės ugdant aktyvę, nesuvaržytą ir savim pasitikinčią kūrybišką asmenybę. Toks projektas įgyvendinamas ir Jonavos pradinėje mokykloje nuo praeitų metų spalio 1 dienos. Labai džiaugiamės, kad pas mus mokykloje nuo spalio mėnesio startavo toks netradicinis projektas. Tai yra VŠI Meda projekto organizuojamo socialinis neformalaus ugdymo projektas Ebrų menas. Kitaip pasakius, tai tapymas ant vandens. Kaip jūs ir matėte, vaikai turi sėdėti ramiai, susikaupti. Tai kaip ir šio projekto tikslai tiesiog lavina laisvą, kūrybišką žmogų, kūrybišką mokinių sielą, vaiko socialinius įgūdžius. Jie tarpusavyje ir bendrauja, ir tariasi. Aišku, dėka profesionalių mūsų vadovių, kurios vadovauja šiam projektui. Taip patgi labai džiaugiamės, kad prisijungė 13 iš viso šeimų ir mažesni broliai seserys gali dalyvauti, kuriant šios darbus, ir džiaugiamės iš tikrųjų, kad netradiciniu būdu galime papuošti mūsų mokyklą, ir taip pat vaikai džiaugiasi, kai šeimose gali papuošti namus ir pasakoja savo mintis, ką jie jaučia, tapydami Ebrų meną. Jau 5 metus Lietuvos švietimo įstaigose įgyvendinamas projektas 2013-2014 mokslo metus užbaigė su daugiau nei 800 Ebrų šeimų. Čia buvo pasiūlymas, manau, kad gavo daugelis ugdymo įstaigų tokį pasiūlymą, vadovės. Man atrodo, remiamas yra Europos Sąjungos dalis lėšų ir dalis yra moka tėveliai. Dabar už piešinį moka 3,65 €. Bet gana laisvai, nespaudžiami, neverčiami, susirinko tėveliai ir vaikai, kurie nori išbandyti šį meną, ir kiekvieną mėnesį vyksta užsiėmimai ir gegužės mėnesį jau bus projekto pabaiga. Visi užsiėmimai yra teminiai. Kaip girdėjom, netgi dabar vaikai teiravosi, koks čia būrelis, ar jau galima dar dalyvauti? Jo, mes šiandieną darome atvirą veiklą. Matote, ir judėjimas, ir vaikai žiūri, kas čia vyksta, nes šiaip veikla vyksta uždaroje erdvėje, nes turi būti ramybė, turi būti švara, neturi nukristi dulkelių jokių, kad nesusigadintų piešinys. Čia daugiau gal apie visą techniką gali papasakoti to projekto vadovės. Čia pristatymas dabar. Taip, čia yra atvira veikla, kad kitiem metam mokslo planuojame, kad daugiau įsitrauktų vaikų ir šeimų. Iš tikrųjų,
pastebėjome, kad vaikai su savo tėveliais per mažai laiko praleidžia darydami kažkokius kūrybinius darbus. Dažniausiai būna, kad vaikas galbūt vienas kažką padaro ir klausia mamytės, kaip pavyko, bet kartu tas bendravimas tai yra labai naudingas vaiko vystymuisi ir asmenybės raidai. Raminančiai veikia to labiau. Taip, ir daugiau vienas kitą supranta, mama, sakykime, su vaiku tapydama arba brolis su sese, nes gaunasi toks ir bendravimas ir tuo pačiu bendradarbiavimas. Tai toks socialinių įgūdžių ugdymas per meną, tai manau laisviausias kelias yra asmenybės raidai. Šio metodo dėka ant popieriaus sukuriama marmuro rašto imitacija, kurią nuo tikro marmuro paviršiaus atskirti gali tik prieėjęs arčiau ir atidžiau įsižiūrėjęs. Kiekviena ebrų meno technikos struktūra yra unikali. Jos unikalumas ir išskirtinumas iš kitų meno sričių slypi tame, jog tai pakartoti antrą kartą yra neįmanoma, o galutinį rezultatą pamatai tik perkelus paveikslą ant popieriaus lapo. Pats paveikslo kūrimo procesas taip pat unikalus. Inde su sutirštintu vandeniu kuriamas paveikslas. Vandens paviršiuje teptukais paskirstomi dažai, o norint pagaliukais sukuriamas vaizdas. Galiausiai ant sukurto vaizdo dedamas popierius, kuriame lieka autoriaus darbas. Kol kas dar nelabai turime daug stendų, kol kas naudojamės molbertais, bet darbus keičiame. Vienus parsineša vaikai, o kitus vėl publikuojame ir susidomėjimas iš tikrųjų yra. Dar pirmas žingsnelis Jonavoje, bet džiaugiamės, kad ir pas mus jungiasi ir Vareikio mokyklos mokinukai, nes ten nesusidarė grupė, nes turi būti grupė vaikų, kad tas projektas vyktų, tai džiaugiamės, kad mūsų mokykla daugiausia prijungia tų šeimų vaikų ir kad toks projektas startavo aplamai. Sukurta metodika remiantis unikalia ebrų meno technika padeda ugdyti laisvą kūrybišką asmenybę, vaiko socialinius įgūdžius, komunikabilumą, draugiškumą, toleranciją, socialinį aktyvumą bei atsakingumą, pozityvius bendravimo metodus šeimoje.